May I speak with Senator Joe Biden? Oh, sorry about that. May I speak with Vice President Joe Biden, please? Sure, I'll hold. Hey, Biden. When the old presidents got in office for the first time, I know they were thinking, I can do whatever I like. I can do whatever I like. Now check this out. First black press, now ain't that nice? I'm in the highest office, that's right. Now I can do whatever I like. Now I can do whatever I like. Tai Renatai, sakyk, kaip tau praėjo pirma praktikos diena savivaldybėje? Na, iš tikrųjų, praėjo labai greitai ir įdomiai, nes teko šiek tiek pabuvoti ir su meru, ir su jaunimo reikalų koordinatorė, švietimo skyriaus vadovų Dyliu. Tai iš tikrųjų prasmingai ir turiningai. Ką planuoji šiandieną nuveikti? Eisiu į porą konferencijų, komitetų susirinkimai, praleisiu laiką dar kur nors gal pas kitus vadovus. Renatai, tai sakyk, ar minkšta ta mero kėdė? Patogu, iš tikrųjų gerai, kažkada gal pasėdėsiu. Kaip manai, ar sunkus yra savivaldybės mero darbas? Nu, kiek mačiau, tai iš tikrųjų daug popierizmo ir daug darbų, tai iš tikrųjų nelengva apkrautas. Kodėl pasirinkai būti mero praktikantu? Kodėl ne, pavyzdžiui, socialinių reikalų departamentą ar švietimo departamentą norėjai eiti? Na, iš tikrųjų galvoju, kad meras yra atsakingiausias ir galbūt daugiausiai darbo turintis žmogus. Tai galvoju, pas jį bus daugiausiai veiklų, bet kiek paaiškėjus būna irgi užimtas, kur kartais manęs negali pasimti, bet man tai net išeina į naudą, kad aš galiu būti ir su meru, ir su kitais savivaldybės darbuotojais ir gaunasi kaip dviguba nauda. Sakyk, kaip aplamai vertini projektą Pažink savivaldą? Ar jisai naudingas yra? Iš tikrųjų naudingas ir pavykęs projektas, nes kiek pasikalbėjau su savo likusiais 8 kolegomis, kurie irgi atlieka praktiką, iš tikrųjų daug irgi. Šiandien ateinu į savivaldybę ir sutinku Vilę, jinai jau išeina savivaldybės į kažkokį susitikimą.